Aš mokau būsenos, iš kurios mes kalbame. Aš mokau valdyti lauką. Dažnai žmonės nori sprendimų, kuriuose jiems nereiktų dalyvauti. Žmonija šito žemėje kūrėsi per 7 skirtingus žmonijos rasės tipus. Buvo skirtingi bandymai sukurti žmoniją. Jeigu mes mąstytumėm tokiom kategorijom, o ne rinkimų kategorijom 5-4 metai. Sprendimai kitokie būtų. Man atrodo labai svarbus tas aspektas, kas tas yra tikėjimas. Tikėjimas, kai tu išlaikai valią veiksme, ne? Tu visą laiką darai valingą veiksmą į tai. Tai turėtų turbūt viskas labai padidintai, kiekviena emocija turi būti padvigubinta, aš taip įsivaizduoju. Taip, ir gestas didesnis, ir erdvė didesnė, ir meiliai mes prisipažinam. Tu žinai, kad aš tave myliu, ko mes gyvenime nedarom. Jo, pačius tokius intimiausius dalykus mes sakom garsiai. Adrija, dalinaisi, kad tu esi totali intravertė, ar ne? Aš pati esu tokia ir visuomenėje vyrauja nuomonė, kad intravertas jisai nesena žmogus. Tuo tarpu tu vedi viešą kalbėjimą ir ne tik. Kaip tai atėjo? Nes ir teatras, ir viešasis kalbėjimas, kaip atėjo tavo gyvenimą? Arba kaip tu įsikūniji kažkokį vaidmenį? Man atrodo, kad tas introvertiškumas, gal ekstrovertiškumas pervertinami, kad taip įsivaizduojama, kad viena būsena atveria pasaulį, kita būsena uždaro pasaulį. Tai turbūt ne apie tai. Kinai rytai turi labai aišku skirstimą yin ir yang. Yin yra moteriška energija, yang yra vyriška. Yin yra tamsa, neaiškumas, nesuvokimas, chaosas, yang yra tvarka, taisyklės. Jeigu yin tai yra džiunglės, tai yang yra miestai. Aiškiom gatvėm išdėstymais. Yang ateina iš viršaus, yin kyla iš apačios. Ir toliau daug čia galime plėsti suvokimą to abiejų. Man labiausiai patinka, kad tas pasakymas, kad yang vyrai yra yang, tai yra jų išorė, kur tu aiškiai supranti, tai yra vyro kūnas, tai yra yang. Bet žmogus yra išsipildęs ratas, reiškia jame yra ir tas, reiškia yin bus viduj, pas vyrus. Pas moteris yra yin išorė, reiškia yang yra viduj. Reiškia, moterų stiprybė yra kur? Taip. Vyrų stiprybė yra išorė. Jo? Ir lygiai tas pats su introvertiškumu ir ekstrovertiškumu. Introverto stiprybė yra vienatvėje. Jisai užsidaro ir užsipildo. Kraunasi. Užsikrauna batareika. Jo? Ekstravertas išeina ir pasikrauna. Taip. Aš sakau, ten, kur tu ilsiesi, tai tas ir esi. Tas ir esi. Vat ir viskas. Tai introvertas užsidaro va tokiam vat kaime, nepalangoj, jo, ir kraunasi iš gamtos, iš dangaus, iš žemės, iš vandens, iš stichijų, sėda, kraunasi savo užaugintom braškėm, ir taip toliau, ir taip toliau. Va taip užsikrauna introvertas. Ekstravertas važiuoja ir su visais kartu ten švenčia, būna. Ir nėra varianto, kuris yra teisingas, neteisingas. Mes visi reikalingi. O kai introvertas prisikaupia, jis turi kažkaip atiduoti, jis kitaip sprogtų. Taip. Tada jis eina atiduoti. Arba liūdė, arba sprogsta. Nu jo, bet iš esmės jis eina atiduoti, jis eina gražinti. Jo? Kita vertus, introvertas neauga vienas. Ne. Jis tik pasikrauna vienas. Augame mes per kitus žmonės. Augame mes per patirtis. Tik tai taip augame. Mes patys savo idealūs žmonės nuo iki. Pasodink šalia tėvelius, pošvius. Labai greit žinot. Ir pamatysi, kas esi. Taip. Ne? Aš tikrai taip. Mes bandome save patirti per draugus ir keisdami šitas netiko. Tai ne draugas netiko. Arba draugavai, kažkaip nebeįdomu. Nebeįdomu, ar ne? Buvo draugas, ir staiga atėjo kažkas naujas, kažkas kita, kažkokia visai kita nepatirta energija. Kažkas, arba pradedame ieškoti, kas čia kažko naujo noris, kitokio. Tai va,
Bet čia kalbant apie ekstravertus ir introvertus. Tai vis dėlto, kaip atsiradai scenoje? Ir kodėl tau to prireikė? Ar tau sakyti tai pradėjo, kad žiūrėk, Adrija, visi suklūsta, kai tu kalbėjai? Oi, ne. Ne. Dėl viešo kalbėjimo tai viskas buvo labai elementaru ir paprasta. Mano dabar draugė, tuo metu aš jos nepažinau, Jurga Varanavičia, pakvietė mane pakalbėti konferencijoje apie kūno kalbą. Sako, jūs turbūt aktoriai išmanot kūno kalbą, tai gal tu gali pakalbėti apie kūno kalbą. Man tai buvo pirmas toks kvietimas, tai buvo labai seniai. Dar tų kalbančių konferencijose buvo nedaug. Ir aš pagalvojau, kad labai įdomi patirtis. Ir aš nuėjau pakalbėjau. Po konferencijos Jurga priėjo ir sako, žiūrėk, tu puikiai kalbi, tau gerai sekasi. Kaip tu tą darai? Ne, gal tu norėtum ir kitus to mokyti. Aš sakau, žinai, aš nelabai žinau, kaip aš tą darau. Bet jau tuo metu aš dėsčiau scenos kalbą. Tai aš mokiau artikuliacijos, ten kvėpavimo, ir daugybės dalykų. Ir tą pačią kūno kalbą šiek tiek. Tai aš pradėjau tą, kas yra aktorinės, persukti į viešą kalbėjimą. Ką galima pritaikyti? Yra skirtumai, yra skirtumai. Bet ir kurį tai laiką žiūrėjau iš tos pozicijos. Teatre turbūt viskas labai padidintai. Kiekviena emocija turi būti padvigubinta. Aš taip įsivaizduoju. Taip. Ir gestas didesnis, ir erdvė didesnė, ir meiliai mes prisipažinam. Tu žinai, kad aš tave myliu, ko mes gyvenime nedarom. Jo, pačius tokius intimiausius dalykus mes sakom garsiai. O pakalbėkime apie kūno kalbą. Man pačiai ta tema labai artima, bet aš kartais matau, kad žmonės iš labai skirtingų lygių kalba. Vieni kaip apie labai fizinį reiškinį, kiti apie kūno kalbą kaip kūno tęsinį kalbą, apie savo minčių tęsinį, ar ne? Kas tau yra kūno kalba? Emocijos. Rankos parodo emocijas. Čia yra širdies tąsa. Čia yra širdies čakra ir jinai čia ta pati čakra. Jo? Ir mes tai, ką jaučiame, mes arba ką galvojame, tada galvos. Jo, tada jau kyla. Jo. Bet tai yra tai, ką mes išreiškėme, ką mes jaučiame. Jo, toks vaizdinės emocijos. Taip, nes jeigu žmogus labai traukia, mes dubens srity gestikuliuosim. Labai dažnai ypač vyrai tą daro, ar ne? Bet čia iš mano stebėjimo. Čia negali skirstyti vyrai, moteris. Šiais laikais tai nebėra to skirstimo turbūt. Tai man yra emocinė išraiška, vienas dalykas. Kitas dalykas, man tai yra energija. Pagal tai, kiek fiksuota, kiek tiksli kūno kalba, kiek drąsi, kiek energinga. Matai žmogaus energijos potencialą, kiek jos ten viduj. Bet tai nieko nereiškia. Vėlgi, yra žmonių, kurie turi labai daug energijos ir nepadarys jokio gesto, nes tai yra kultūros klausimas ir taip toliau. Yra patirčių klausimas, šeimos sąlygotumai. Aplinkoje dar kūno kalbą matuoja, ar ne? Čia, žinot, dar įsitikinimų, kad negražu gestikuliuoti, taip žmonės nedaro. Tik italam galima ten. Aš esu prisiklausius tokių juokingų pasakymų. Iš tikrųjų, tai kūno kalba kaip balsas yra mūsų esybė. Ir kai manęs prašo mokyti kūno kalbos, aš visada sakau, žiūrėkit, jeigu jūs kalbėsite iš širdies, čia kaip to Algirdo pasakymas, jeigu su meile, jūs darykit, ką jūs norit. Jeigu jūsų viduje yra tiesa ir tai, ką jūs tikite tuo, ką jūs sakote, jeigu jūs kalbate iš širdies, iš viso žarnyno, jūs galit šaukti, jūs galite gestikuliuoti, jūs galite mimikuoti, jūs galite daryti, ką tik jums patinka. Niekas jūsų neneigs. Bet jeigu jūs meluojat, apsimetinėjat, išsisukinėjat, norit pasirodyti, norit būti geresniais negu esat, jeigu jūs norit sukurti vaizdą, kuo jūs nesate, jeigu jūs dabar čia kažką meluojate, tai jokia kūno kalba jūsų neišgelbės. Visi matys, kad jūs esat netikras pinigas. Taip. Ir žmonės paskui tai neina. Žmonės eina paskui tikrus dalykus. Žmonės eina paskui tuos, kurie kalba ir yra tai, kas jie yra. O nestengiasi būti daugiau ar mažiau. Čia jokio skirtumo. Arogancija yra ir tai, ir tai. Ego yra ir tai, ir tai. Ir tie, kurie vaidina mažesnius, ir tie, kurie vaidina didesnius. Ir labai yra gražus, nuostabus Dalai Lamos pasakymas. Man draugė neseniai priminė,
kad kažkas paklausė Dalai Lama, sako, kaip jūs jaučiatės, kai jums visi lankstosi? Dalai Lama sako, man visi lankstosi, nes aš žemiau visų, kaip vandenynas, į kurį suteka visas vanduo, todėl kad jis yra žemiau visų. Tik dėl to jį ir suteka visi upeliai, upeliukščiai, šaltinėliai, dėl to, kad jis žemiau. Ir jis yra pats galingiausias iš visų. Tai vad Dalai Lamos tas pasakymas, aš esu žemiau visų, yra tiesa, jis tai ir yra. Už tai visi jam lenkiasi. Įkūnija. Visi. Ja? Kaip kūdikis yra visiškai bejėgis ir mes darom viską, ko jis nori. Ar ne? Jis mus priverčia tarnauti. Jis bejėgis, mes tarnaujam. Tai va čia tas aspektas labai yra toks svarbus. Jeigu esi tai, kas esi iš tikrųjų ir nebijai būti tuo, ir nebijai, kad kažkam nepatiksi. O tikrai nepatiksi. Tikrai. 100% sudirbs, išvadins ir taip toliau. Nu ir puiku, žmonės turi teisę piktintis. Tokia mūsų prigimtis. Kodėlgi ne? Tai mokydama kūno kalbos, ko mokai? Jeigu žmogus netgi šitą laidą atsisukęs, jis tavęs klausydamas pajaus, kad kažkur tavo balso tembras labai buvo švelnus, dabar tu labai daug ugnies įdėjai, ar ne? Ir tarsi kam ta kūno kalba reikalinga? Iš balso tavo girdėti. Taip, girdėti, daug girdėti. Kitą kartą daugiau, nei mes sugebam suvokti. Jo. Bet, ko aš mokau? Aš mokau būsenos, iš kurios mes kalbame. Va. Aš mokau valdyti lauką. Tai čia, iš esmės, aš mokau laikyti keletą dėmesio taškų ir būti tuose taškuose ir kalbėti iš tų taškų. Valdyti lauką, tai yra sukurti savo lauką ir iš to lauko kalbėti. Taškai mes kalbėjom vienas virš tavęs. Vienas čia, vienas yra pašnekovas. Ja? Tai yra 1, 2, 3, o vienas yra stebėtojas. Šitas geras. Tokia nematoma kamera, kuri mus stebi. Aš visada, kai vedu interviu, turiu tą stebėtoją ir nepamirštu, kad būtų žiūrovo akimis. Dabar mes turim kameras, tai žinai, tos kameros irgi duoda stebėtojo poziciją. Kažkiek gal. Jo, bet kameros jau duoda, tai kartais labai fainai įsivaizduoti. Pavyzdžiui, einant gatvė įsivaizduoti, kad tave seka nematoma kamera. Bet kaip mes šiek tiek kitaip elgiamės, kitaip jaučiamės. Aš tokias praktikas darau su žmonėm, kurios iš pradžių visus siutina. Kokias jos? Baisiausiai. Mes susėdam, sutarėm dėl tam tikrų veikimo principų. Ir tuomet visi dalinasi tuo, ką jaučia dabar šią akimirką. Be istorijų ir paaiškinimų. Aš jaučiu tą ir tą. Bet mes visi sutarėm, kad mes esame asmeniniai praktikoje. Reiškia, tai niekaip nesusiję su žmonėmis, kurie aplinkui. Ir jeigu kažkas iš sėdinčiųjų sako, mane erzina, pavyzdžiui, koks nors garsas, tai nebus apie tai, kad mano balsas užkimęs ar kas nors. Tai bus tai, kad jį erzina kažkas. Ir tegu jį erzina. Bet jis pasakė, kas vyksta, ar ne? Per pusę valandos šitos praktikos trukmės, kur kiekvienas žmogus pasako, ką jisai jaučia, va čia ir dabar. Ir nepasako istorijų, nesiteisina, kodėl jisai jaučia ir jisai turi pilną teisę išsakyti visus savo jausmus. Garsiai. Neįtikėtina. Žmonės išeina iš baisiausių depresijų. Tiesiog neįtikėtini dalykai vyksta. Kodėl? Todėl, kad mes susijungiam su savimi, mes grįžtame į save, į tą, kas aš esu iš tikrųjų ir ko aš nenoriu matyti savyje. Kas yra depresija? Tiek žmonių daug užsispaudusių. Aš nežinau, kas yra depresija, man sunku pasakyti, kas yra depresija. Aš nesu turėjusi kažkokios stiprios depresijos formos, kad aš galėčiau savo patirtimi paliūdyti. Ta, ką aš pasakysiu, tai bus kažkokia knyginė žinia ir taip toliau. Ir kiekvienam žmogui, aš manau, depresija yra skirtingas dalykas. Visiškai skirtingi. Dėl to čia ir tokia sudėtinga situacija, nes kiekvienas žmogus tą išgyvena. Fiziškai labai panašiai jaučiam. Jo, savaip. Man atrodo, kad va čia ir yra tas momentas, kai mes atsijungiame nuo savo kūno ir nuo savo jausmų, kai mes išeiname iš namų, kai mūsų namai tušti. Mūsų kūnas yra 1000 kartų išmintingesnis už mūsų protą. Kūnas žino visus atsakymus, visus sprendimus. Kūnas gali save pagydyti, kaip save ir susargdinti. Dažniausiai protas susargdina kūną, bet čia gal neverta gilintis ir taip visi šitai žino arba pilna literatūros tuo klausimu. Bet iš esmės tai mūsų kūnas žino visus atsakymus, žino visus vaistus, žino visą teisingą kelią, kaip mums gyventi, į ką koncentruotis.
Kodėl mes jo veikti. negirdim? Mes taip norim kitų pritarimo? Ne, nemanau, kad čia pritarimo klausimas. Čia gal daugiau kultūros. Mūsų kultūra daug labai to suteikia. Mes nuo vaikystės esame vertinami. Mes turime standartus, kuriuos turime atitikti socialiniam aplinkoj. Pseudo laimingumą mes turim, ar ne? Turim daugybę dalykų, vejamės. jo, bet iš esmės paėmus mūsų niekada nemokė kūno kultūros. Nes tai yra atskira kultūra. Mes nepažįstam savo organų. Mes nežinom, kur pas mus kepenys, inkstai, kasa, Dauguma nežino. kur blužnys, kaip atrodo koks žarnynas. Mes nežinom, kaip mes sukurti, bet mes skrendam į kosmosą. Va čia tai įdomus momentas. Mes norim užkariauti kosmosą, mes nežinom, kur pas mus, nežinau, kaip viena žarna jungiasi su kita. Bet mes į kosmosą norim skristi. Čia tai stebuklas. Dabar ačiū Dievui atsiranda tas naujas trendas longevity, kur žmonės atsigrėžia į save ir sako, pala, aš noriu ilgai, sėkmingai, produktyviai gyventi ilgai. Aš noriu gyventi iki 80-90 metų, išlaikyti savo sveiką protą, lankstų kūną ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tie žmonės atsigrėžia į savo kūną ir sako, pala, kaip tai padaryti. Jo? Tai yra dabar nauja banga ir aš labai džiaugiuosi, kad jinai yra ir manau, kad jinai tikrai turi ateitį ir dar daugybę metų čia mes į tai gilinsimės. Bet turbūt tik tai kinų medicina, ta senoji kinų medicina yra paremta tais tūkstančiais kanalų, ne tūkstančiais, 64 kanalai kūne yra ir taip toliau, ir kaip vaikšto energija kūne, ir kaip vienas organas kalba su kitu, ir kodėl tie organai susikalba ir nesusikalba, ir kokie tarp jų ryšiai. Tai yra nuostabiausias mokslas, kuris, net jeigu mes netikime tuo, nors nesuprantu, kuo čia netikėti, nes mes visi, nori, nenori, turime visus tos organus, bet tai yra mokslas, kuris švelniai sako, mes turime mikrokosmosą ir makrokosmosą. Tai mūsų kūnas yra mikrokosmosas. Jeigu mes norime suvokti makrokosmosą, pirmą suvokime mikrokosmosą. Tai va šito viso mūsų vakariečių gyvenime nėra. Mes neturime supratimo arba žinojimo, koks ryšys tarp inkstų ir mūsų klausos. Mes nesuprantame, kad tai yra begalinis ryšys. Jeigu tau blogai su klausa, žiūrėk, kodėl neveikia inkstai. Tai va čia yra tas momentas. Aš jau nekalbu. Tai čia gilūs dalykai, svarbus dalykai, bet tame ir jausmai, nes kiekvienas organas koreliuoja su tam tikra emocija, su tam tikrų jausmų. Ir kai mes pradedame pripažinti savo jausmus, ir nesigėdiname jų, mūsų visi organai atsibunda ir sako, o, labą dieną, pagaliau mane kažkas pamatė, aš čia, šeimininkė, alio, šnekėk su manim, pabūk su manim. Ir tuomet mes po truputėlį grįžtam namo. Aš kalbu apie tai, kai mes sakom, grįžti į kūną, tai ne tik tai, kad pajausti savo kūną, tai suvokti, kaip mano kūnas funkcionuoja, kaip mano organai veikia, kodėl mano organam reikia to ir ano, pradėti kalbėti su jais. Žmonėms tai atrodo neįdomu turbūt, nesvarbu, tol kol mes nesusergam, aišku. Bet kai mes susergam, tada staiga visi sužino, kas yra kas, kur yra kas. Jo? Tai mūsų kultūroje nėra šito ryšio. Nėra ryšio su emocijom, nėra ryšio su jausmais, nėra ryšio su savo vidiniu pasauliu. Nes labai patinka, aš turiu tokį žiaurų pasakymą, kai man ateina žmonės sako, aš noriu būti harmonijai. Gražus posakis, ne? Aš noriu būti balansai ir harmonijai. Bet labai dažnai žmonės sako, aš noriu harmoningo gyvenimą. Tai aš visai rimtai sakau, ar tu pasidarei hormonų tyrimą. Ta prasme, pirmiausia pradėkim nuo to. Ar tavo hormonai yra balanse? Nes jeigu tavo hormonai nebalanse, apie kokią harmoniją mes išnekėsim? Kartais bananas yra tiesiog bananas. Tai jeigu kalbėti apie tai, kas yra tas dvasingumas man, tai yra suvokimas, kad jeigu mes norime didelių dalykų sau, pradėkime nuo labai paprastų. Pavyzdžiui, virškinimo. Kaip aš virškinu?
Ir kai, pavyzdžiui, ateina žmogus, sako, aš labai nelaimingas ir užduodė jam klausiau, kaip jūs virškinat. Nu, yra žmonių, kurie įsižeidžia, bet čia esminis klausimas. Oficiali medicina, taigi pripažįsta, kad nuo skrandžio prasideda mūsų visi laimės hormonai ten gaminasi, ar ne? Sąveikauja. Bet pradėkim nuo tų paprastų dalykų. Jo? Tai grįžtant į grupės, kurias vedė, tai sakai, kad pradžiai žmonės tarsi ir piktinasi, o kokia būna antrinė reakcija? Kai kas išeina. Išeina. Aha. Tarsi ne to tikėjosi, ar ne? Nu, tokios tabletės norėjo. Dažniausiai nori greitų sprendimų, dažnai žmonės nori sprendimų, kuriuose jiems nereiktų dalyvauti. Bet tokių atsakymų turbūt nėra, jie neegzistuoja. Aš taip labai atsargiai žiūriu į tuos sprendimus žmonių, kai tarkim, nu, vat, dabar yra žiedai, aura vadinasi, jo, žiedas. Jisai ten parodo daug parametrų ir taip toliau. Ir aš esu girdėjusi ne kartą tokius pasakymus, mano viena draugė turi tą žiedą ir jinai sako, žinai, man žiedas parodė, kad aš labai trumpai miegojau giliuoju miegu. Bet aš taip gerai jaučiuosi. Ir tada man kyla klausimas, o tai kam tau tas žiedas? Nu, ta prasme. Tau kūnas sako. Tau kūnas sako, tau užteko šiandien. Tu pamiegoji ten trumpai, bet tu žiūrėk, kokia tu gerai laikaisi, gerai jautiesi. Kur problemos? Faina, kai viskas paprasta, greitai ir lengva. Dėl to mes ir geriam tas tabletes. Aš daugybę kartų esu girdėjusi tokius atsakymus. Aš ten, tarkim, turiu kvėpavimo praktikas, kurios labai sureguliuoja virškinimo sistemą ir dažnai labai padeda žmonėms sergančiams diabetu. Ir aš ne vienam žmogui sergančiam diabetu esu pasiūliusi neatlygintinai išmokyti juos tų kvėpavimų. Tai užtrunka 20 minučių dienoj. 20 minučių. Sureguliuoti insuliną, ar ne? Jo. Ir ne vienas neėmė. Atsakymai dažniausiai būna, aš geriu vieną tabletę per dieną, arba aš neturiu laiko. Tai tokie žmonės iš praktikų išeina, arba jas patenka visiškai atsitiktinai, juos patraukia galbūt koks nors gražus pavadinimas, arba kas nors naujo, netikėto. Bet žmonių, kurie pasiryžę keistis iš tikrųjų ir pasiryžę kurti save kaip rūšį, kaip rūšį, aš sąmoningai skau šitą žodį, kurti ateitį 7 kartom į priekį, ne savo, o 7 kartom į priekį. Kodėl sakoma 7 atgal, 7 į priekį? Turbūt todėl, kad, energetika tiek persiduoda per kartas. Aš negaliu atsakyti tiksliai šitą klausimą. Aš žinau, kad pradžioj vienas iš manimų, kad žmonija šito žemėje kūrėsi per 7 skirtingus žmonijos rasės tipus. Buvo skirtingi bandymai sukurti žmoniją. Negaliu to patvirtinti arba paneigti, bet buvo sėkmingi skirtingi 7 bandymai ir tik tai pats paskutinis 7 buvo žmogaus pavidalas, jau tai, kas mes esame, daugiau mažiau, tai buvo dvilytis, buvo, ir taip toliau. Tai dėl to 7, man atrodo, kad šitas skaičius jis yra atėjęs visai iš to pamato. Bet 7 kartos, tai 250-300 metų. Jo? Tai jeigu mes mąstytumėm tokiom kategorijom, o ne rinkimų kategorijom 5-4 metai. Sprendimai kitokie būtų. Turbūt visai kitokie, visai kitokie. Tai žmonių, kurie suvokia save kaip evoliucijos produktą, jie nenori evoliucionuoja ir jeigu jie neprisims atsakomybės už tai, kuo jie nori tapti, tai jie tarnaus aplinkybėmis kitiems žmonėms. Tiems, kurie sąmoningai kurs save. Ir man atrodo, kad mes ateiname į šitą pasaulį, į šitą žemę, susikurti save, iš tikrųjų sukurti save, kad realiai išeidami mes galėtumėm pasakyti, aš sukūriau save nuo iki. Aš tiek pasiekiau. Nuo pradinio etapo, kokią aš turėjau bazę, nes mes ateiname į skirtingas situacijas. Ir vieni ateina labai aprūpinti, kiti
skirtingai, pas vienus dideli talentai, kitus mažesni, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Bet visi mes gauname savo kažkokį talentą, kažkokią dovaną. Ir kiek mes ją išvystėme, kaip mes realizavomės. Tai ar skiriame tam dėmesį? Jo, ar mes skiriame savirealizacijai dėmesį. Aš dabar, kuo labiau senstu, tuo labiau suvokiu, kiek man nebesvarbi materija. Nes materijos aš neišnešiu su savimi. Jo, aš jos nepasimsiu. Čia turėsiu čia viską palikti. Po 100 metų šitoje vietoje ir name gyvens kiti žmonės, kurie tavęs nepažinos, neprisimins. Ir labai gerai. Labai gerai. Bet kalbant apie tai, tai yra nuostabu. Aš esu čia tam, kad aš evoliucionuočiau, keičiausi ir realizuočiausi. Jo? Tai vat žmonių, kurie į save žvelgia per šitą prizmę, nėra labai daug. Maža to, tie žmonės pasibarstė, jiems ten susirinkti kažkur nėra taip paprasta. Bet vat šitie žmonės ateina ir daro praktikas. Ir suvokia, kad jeigu mes norime evoliucionuoti, mes turime į tai įdėti daug darbo. Tai yra, man nepatinka žodis darbas, bet dėmesio tam daug skirti. Ir dėmesio skirti, ir, žinai, tikėti tuo, ką tu darai. Taip, labai svarbu. Ir išlaikyti valią tame tikėjime, nes tai nėra paprasta. Man atrodo labai svarbus tas aspektas, kas tas yra tikėjimas. Tikėjimas, kai tu išlaikai valią. Jis patvirtintas. Veiksme, ar ne? Tu visą laiką darai valingą veiksmą į tai. Ir jeigu mes, iš tikrųjų, mūsų tikslas, mes, kai susirenkame praktikose, aš kartais sakau, mūsų visų tikslas yra sveikata. Kartais žmonės sako, prie ko čia, ašgi sveika ir taip toliau. Bet jeigu mes pažiūrėtumėm, kiek mes veiksmų darome dėl sveikatos, tai mes labai labai daug darom. Žmonės eina į sporto klubą, teisingai maitinasi, ten prižiūri savo kūną, mes jį plaunam, mes jį šukuojam. Grožis yra sveikatos išraiška. Grožis yra išraiška ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mūsų visų tikslas, ir jeigu mes susėdome, skirtingi žmonės ir mes norime surasti vieną tikslą, tai paprastai lengviausia surasti tikslą, kad tai būtų mums visiems į sveikatą. Na, paprasta taip. Į sveikatą. Net užstalėse tas pats. Taip, į viena ar kita forma. Jo, tai į sveikatą. Tai jeigu mes norime suvokti, kad jeigu mes norime būti sveiki visom prasmėm, fiziškai, emociškai, dvasiškai, energetiškai, visais lygmenimis, tam reikia įdėti pastangų. Reikia daug valios. Daug valios. Ir labai svarbu neatskirti to. Čia protas, čia dvasingumas, čia žinios, čia informacija. O pabandyti laikyti visą laiką tame balansą. Kiek čia žinių, kiek čia mano praktikos, kiek čia patirties. Nes žinios be patirties, be praktikos, jos ir lieka, man atrodo, toj knygoj. Arba net ir knygos į knygą be užtaiso bus, jeigu tai yra tik sausa teorija. Tai sakau, man toks jausmas, kad žmogus perskaitė viskas ir liko toj knygoj, tu ją padėjai ir keliauji toliau. Jeigu neįvyko tavo gyvenime praktikos, pasitikrinimo, išgyvenimo. Bet man labai patinka knygos, kur, pavyzdžiui, pavyksta pasijuokti gerai arba paverkti. Ar ne? Lieka ryšys emocinis su ta knyga, ar ne? Atsimeni, čia aš labai juokiausi. Toks, kaip faina. Bendraujant su žmogum, labai retai sutiksi įdomų žmogų, kuris prikauso dėmesį, o kitas dalykas daug vandens. Tai knygą pasiemi ir labai tirštai patiri, ar ne? Čia kodėl aš skaitau, kodėl man labai patinka, aš dievinu knygas. Aš irgi dievinu knygas. Ir ypač, kai atrandu kokį rašytoją, kur, tarkim, aš atrandu, man labai patinka, žinau, o kur buvo, kaip aš jos neradau seniau. Ir taip, dabar atradau Gabiją Grušaitę. Toks man malonumas, Grybo sapną perskaičiau. Jaučiu seniokai, bet aš galvoju, Dieve, žiūriu, kiek knygų parašius, už nieko neskaičiau. Tai va, tai... Jo, ir kiekvieni metai dovanoja tokių perliukų, džiaugsmo didelio. Jo. O namo neatsiveži rolės kažkokios. Nėra tokio dalyko, kad turi va čia atvažiuoja ir turi išeiti iš tos Adrijos viešos. Ar gal tavo šeima tau kažkaip sako? Jau nebesako, šeima man nieko. Mano vaikai užaugę, jie manęs nebekritikuoja.
Jie suaugo, jie kritikuoja dabar jau save. Bet aš manau, kad yra to, ką tu sakai. Nes aš labai aiškiai jaučiu, kad aš visiškai atsipalaiduoju tik tai po kokių 3-4 dienų. Po kokių 3-4 dienų aš pradedu jausti, kad aš staiga kažkas viduje taip klik persijungia, žinai. Šičia? Nu kažkur viduj, kažkur sieloj viduj kažkas atsileidžia. Tai turint omeny, kad aš miegu po atviram ore, čia ištisai čiulba paukščiai, aš esu gamtoje, aš esu maudausi, aš daug čia esu, jaučiu stichijas. Ir tai man reikia 4 dienų, kad viskas nurimtų. Bet viduj viskas nurimtų. Reiškia, yra tos kaukės. Žinai, aš labai dabar prisiminiau, kad pati labai daug gamtoj būnu. Man patinka palapinė. Na, aš miško žmogus. Ir labai dažnai žmonės arba su manim važiavę, arba su tokiu girdėjus, kur sako, galiu išbūti 3 dienas gamtoj. Matyt, iki to momento galbūt, ar ne? Gal. Kur atsirakini į save. Gal. Tada nereikia, juk aš tikiu, kad tu neklausai radijo, tau čia nereikia išorinio triukšmo. Ne, nėra. Nėra nei radijo, nei televizoriaus. Mes čia turim televizorių mamai, nes jinai kartais kokius serialus žiūri ir po to nevažiuoja į kaimą, nes nėra serialų. Nėra čia pašalinių garsų. Aš suprantu, kad tu daug metų su sutuoktiniu gyveni, ar ne? Jo. Taip kažkaip nedrąsiai ir klausiu, nes nežinau istorijos. 37. O koks jūsų yra sveikų santykių receptas? O Jėzau. Tas mūsų gyvenimas tai buvo amerikietiški kalneliai. Ar mes jį turim tą receptą? Manau, kad ne. O kas jūs jungia tiek metų? Visko buvo. Absoliučiai nuo baimės neišlaikyti vaikų vienai iki galimybės sakyti visišką tiesą. Man atrodo, mes dabar esam tokioj stadijoje, bet labai vėlai prie jos atėjome, iki jos atėjome, kai mes esame 2 savarankiški žmonės ir visiškai ramiai galėtumėm gyventi po vieną. Absoliutiškai ramiai. Nėra jokios priežasties, dėl ko, jokios baimės, jokio trūkumo, dėl ko mes esame kartu. Ir tada mes pasirenkame būti kartu, nes bendri interesai, mums patinka tie patys dalykai, mes panašiai žiūrime į pasaulį, mes mėgstam tuos pačius dalykus. O kas būdavo visada tie magnetai, kurie išėjus į skirtingas pusės sugrąžindavo? Labai daug baimės buvo. Baimės? Iš mano pusės. Buvo labai daug baimės. Kodėl? Atrodai labai išoriškai drąsi. Ar tai hiperbolizuota drąsa? Ne, tai yra, ta drąsa atsiranda tada, kai mes pripažįstame savo, kas mes esame. Ar ne? Kai aš jau galiu savo pripažinti ir pasakyti, kas aš esu. Drąsa. Jo, tada aš tampu daugiau mažiau, aš turiu jėgų būti tuo, kas aš esu. Jo, man nereikia pastangų, aš nesistengiu kažko pliusuoti. Mano atveju tai buvo tai, kad gal šeimos kultūroje buvo tokio labai aiškaus suvokimo, kad vyras visų pirma yra daugiau. Mano, pavyzdžiui, tėtis turėjo tokį posakį, vieniša moteris kaip atviras šulinys, kas nori, tas ir spjauna. Aha, jis tokį idėjo, ar ne? Jis man vaikystėje taip yra įkalęs. Ir daug tokių aspektų, kur... Tokių labai seksistinių. Dabar mes sakom seksistinių. Tuo metu tai atrodė... Taip. Tėtis pasakė, reikia klausyti. Tai daug tokių momentų buvo manyje labai daug. Labai. Aš turėjau labai aiškiai įsivaizdavimą, kokia turi būti moteris, koks turi būti vyras. Ir to laikais? Taip. Aš atstovavau savo įsivaizdavimą. Ir kai jisai byrėjo, žlugo, tai buvo labai baisu. Aš buvau siaubingai nusivylusi savimi. Savimi? Jo, savimi aš buvau labai nusivylusi. Aš turėjau labai aišku. Tarsi tu atsakinga už santykius viena? Taip gaunasi? Aš nekėliau savo iš vis tokio klausimo, ar aš atsakinga už santykius, ar aš neatsakinga už santykius. Nes tai būtų labai daug ego, ar ne? Man tiesiog atrodė, kad aš turiu sukurti tobulą šeimą. Kas bebūtų. Ir aš ją laikiau. Ir labai daug jėgų kainuoja laikyti. Nežmoniškai. Ir visiškas marazmas yra. Ir nuo to visiems tik blogiau.
Nes tada įsijungia kontrolė, tada įsijungia noras visiems vadovauti, matymas, kas kaip turi atrodyti, kas ką turi padaryti, kas ką turi žinoti, mokėti, o Jėzaumai. Kažkoks košmaras. O ką savo tuometiniai dabar atsigręžus pasakytum? Nebijok. Tai buvo patys svarbiausi ir patys geriausi žodžiai, kuriuos man sakė tėtis prieš mirdamas. Mano tėtis merdėjo savaitę ir kai atgaudavo sąmonę, sakydavo, tu nebijok. Aš sakau, tėtė, aš nebijau. Jis man sako, bijai? Nebijok. Aš sakau, tėtė, aš tikrai nebijau. Jis man sako, tu tikrai bijai, bet tu nebijok. Ir mirė su šitais žodžiais. Bet čia nėra tai, kad tu sakai, mes ne kitam sakom, mes savo sakom. Tai taip. Tik Taip. tau tiesiog taip pat rezonavo savaip, ar ne? Ne, tėtis sakė, jis tikrai man sakė, Tau? jis tikrai ėmė mane už rankos, žiūrėjo mane akis ir sakė, tu bijai, ašgi matau, tu nebijok. Tai va, aš sakyčiau savo tą 1000 kartų, nebijok. Nieko nebijok. Ko prireikia, kad tu ateitum iki to nebijojimo? Ko prireikia, kad tu atėjai iki to nebijojimo? Jėzau, nelaimė. Nelaimė? Aišku. Mane į kažkokias klumpės įstatė bėdos, nelaimės, netektys, tragedijos. Kodėl vat, mes Kas tik tik nori. taip pasimokom? Kol mes Mes negalim esam vat durni, kaip sakė. geruoju, normaliu būdu. Kai Nei iš kitų patirčių mes negalim pasimokyti, nei kaip faina mes nesimokom. Kaip, neatsimenu vardo, Liūnė, kažkaip pavardė viena rašytoja buvo labai gera, kuri gavo palikimą iš močiutės raštelį, nebūk durna. Tai kai nustojai bijot? O kaip kitaip pasisuko tavo santykiai šeimoje? Aš nežinau, ar galiu taip asmeniškai liesti tą temą. Aš supratau, kad, nu kaip, jeigu aš kažką darau, aš darau dėl savęs. Mhm. Ir viską, ką aš darau visų pirma dėl savęs. Tiesiog aš visada taip dariau. Bet aš įsivaizdavau, kad aš dariau dėl kitų. Tai yra absoliutus melas ir manipuliacija ir kas ten tik nori. Bet aš buvau įsivardinus, kad čia jumsgi gėris nuo to, kad aš tai darau. Aš nesuvokiau, kad aš darau dėl savęs. Bet aš dabar tikrai žinau, kad aš viską darau dėl savęs. Aš nežinau. Ačiū Lietuvai.